apsižiūrėti būstus. Šitą urbanizaciją ant kalno. Šitas vienas iš būstų. Aplinka štai tokia. Yra apleisti šiek tiek būstai, nes čia bankai jos pardavinėja. Su okupais netgi ten sakė, kad yra okupai. Tai dabar kalbasi su vienu iš klientų, kalbamės ir eisim pasižiūrėti vidų. Čia viskas, grandinės uždėtos. Tai įdomu pasižiūrėti, eisim į vidų. O, kaip čia atrodo viskas. Geležinės durys, kad okupai neįsibrautų. Grotos čia kaip kalėjime. Signalizacija įdėta. Nu ir pažiūrim, viskas apleista. Viskas apleista. Išplėštos durys šitos. Taip. Va, bet vaizdai tai geri. Apart to, kad matosi irgi, nebaigtos statybos, kažkada buvo pradėta ir per krizės metu sustojo viskas. Apleista, vanduo parūdijęs. Someone living here? No? You don't know. Nieks nieko nežino. Beautiful. Yeah, but it's only in the morning, Sunday, sun in the morning. Yes, in the morning. Tai čia yra rytinė saulė pateka, vaizdai nuostabus. Perspektyvos tai yra. Perspektyvos yra, bet tik tai problematika biski yra šitie būstai. The security is not gonna come? No. No? Okay. Einam į viršų, pasižiūrėsim. Laiptai marmuriniai, bet toks kvapas, toks pelėsio, kažkoks toks senienos biski. Čia vonia. O, atsidaro langelis. Čia tai pačia urbanizacija šitie pastatai irgi priklauso. Čia tokie būstai, su tokiais vaizdais. Ten matosi irgi stato, kranas stovi, ten šviežiai viskas kyla. Aha. Ten kažkas gyvena, čia dviračiai pridėti. Ok, terasėlę pamatėm. Čia jie, pažiūrėt, taip. Dar kondicionieriai, čia aišku viską keisti. Čia labai jau kaukia šitą signalizaciją. O čia vonia. Nu ne vonia, čia yra. Dušas. Dušas. Einam dar į lauką pasižiūrėsim. Tai tokia vietovė. Tai ta pusė vaizdai superiniai, o čia kažkas gyvena, nes aš šitam buvau. Ir per tą terasėlę mačiau, ten dviratis yra. Čia ryškiai kažkas gyvena šitam name. Arba nusipirkę, arba skvoteriai. Nes šviesa dega, tai tikrai čia žmonės apsigyvenę. Ten irgi su grotom yra. Nu tai einam, tada dar pasikalbėsim, paklausinėsim, kokia čia situacija su kaimynais. Nes taip dažniausiai būna, agentų klausia, jie nieko nežino, nieko. Jiem tai parduot svarbiausia. Tai kol įsiaiškini tos reikalus, tai daug laiko reikia. O čia yra televizijos tikriausiai visokie kabeliai. Kad elektra čia tai tikrai neturėtų būti, nes taip viskas per daug atvira. Čia internetai, televizijos. Čia golfo laukai ir čia žaidžia golfą žmonės. Tai čia vaizdas į golfo laukus. 173. More cheaper first. We go to see outside for the door, okay? Čia remontai jau vyksta. Stovi konteineris, jau čia remontuojasi. Kažkas perka? 41. 173. 173 kaina. And you don't have key? No. Gaila, raktų nėra, tai neįeisim į vidų pasižiūrėti. Atrodo baisu be abejo, atrodo baisu viskas, rizikinga, bet žmonės perka, investuoja, nes čia yra į Ispaniją. Kainos kyla pastoviai. Čia žmona daugiau tvarko tos reikalus, tai jinai žino savininkų šito būsto, jie čia nusipirkę yra ir čia nuomoja. Šitas yra okupų užimtas būstas, 46 numeris. Čia irgi gyvena žmonės, tvarkosi, tai sako, tikrai okupai taip nesitvarko, negyvena. Yra įėjimas ir ten yra vienas parduodamas. Šitoje vietoje. Čia yra gatvelė, čia kalniukas ir ten kažkuris iš tų vienas parduodamas. Čia žmonės gyvena, kažkas iš jų skvoteriai, kažkas iš jų savininkai. Su laiku, vienu žodžiu, čia viskas susitvarkys. Nes jos pabiski iškausdinėja tos skvoterius. Čia užima laiko Ispanijai. Čia tiem, kas nebijo rizikuoti. Einam, dabar grįžtam. Bandom derinti raktus, nes raktų neturi nuo to būsto, o be patekimų į vidų nelabai kas čia tikrai ruošiasi pirkti. Kas čia yra šitose? Čia yra skaitliukai. Jo, čia yra vandens skaitliukai. Čia kiti namukai tai tvarkingi. Čia šitie tvarkingi. Einam kur? Prie tenais, davai. Davai. Bet kur einam?
metus paruošim rezervacijos sutartį ir paliksim įgaliojimą klientams. Tai va, išėjom iš advokatų, dabar mes žygiuojame iki notarų. Pas notarus parašysime įgaliojimą ir paskui advokatas toliau tvarkys reikalus. Va, kokie įdomus pas notarus laišliukai apie Maroką. Viskas, pasirašėm įgaliojimą. Tai va, grįžom namo ir dabar mes padarysime apžvalgą tų būstų, kur buvom apsižiūrėti. Ir galime pradėti nuo tokių pagrindinių klausimų ir tokių pagrindinių punktų, ar ne? Vienas iš jų yra toks, kad šitie būstai, jie nėra skirti eiliniam žmonėm dėl įvairių priežasčių, o tos priežastys tai būtų tokios, kad būstai yra skirti investuotojams. Kodėl? Nes paprasti žmonės tokių būstų, tokios būklės bijo. Jie bijo ir netgi, pavyzdžiui, idealistui žiūrint tokius skelbimus, net aplenkia, nes ten parašyta, kad, tarkim, būstai yra okupuoti arba su nuomininkais, arba prastos paprasčiausiai būklės, matosi iš nuotraukų. Būklės kokybės, tai va tai yra baimė, tai už tai jinai ir atgraso paprastus žmonės pirkti. O investuotojai jie supranta, koks yra potencialas, ką galima iš to uždirbti po 5 ar greičiau ar daugiau metų. Tai ir bankam yra labiau paprasčiau, nes yra bankų parduodami būstai ir bankai jie žino, kad su paprastai žmonėm yra daug reikalų ir su jais neverta prasidėti. O investuotojai yra labai lengva įrodyti ir pajamas, ir jie žino procedūras visas, ir visi reikalai vyksta sklandžiau dėl banko reikalavimų. Tai taip, bet ir paprasti žmonės irgi perka. Taip, Tik mes visą laiką rekomenduojame kreiptis į advokatą ir su advokatu jau tikrai tikrinti visus dokumentus ir ar nėra jokių skolų tokiems būstams. Taip, nes mes irgi buvom nuvažiavę su vienais potencialiais pirkėjais, apsižiūrėjom būstą, jiem patiko, jie nori pirkti, bet mes į šitą procedūrą iš karto įtraukėm advokatą. Nuvažiavus pas advokatą, jau advokatas iš karto jisai mums išdėstė, ko tikėtis ir ko laukti. Taip, kokia situacija. Jisai mums iš karto paaiškino tiek mum, tiek pirkėjam, jie pasakė, kad su bankais yra labai griežti reikalavimai. Nes jie tikrina, pavyzdžiui, reikalauja rezervavus būstą, jie reikalauja pajamų įrodymo dokumentų ir tikrina visus banko išrašus ir, tarkim, jeigu yra pavedimai didesni negu 3000 eurų, tai prašo irgi įrodymo, kur, tarkim, tie pinigai keliavo, kodėl jūs čia siuntėt, ką pirkot. Taip. Ir panašiai. Nu va, advokatas netgi davė pavyzdį, sako, jūs išrašą, kai pateiksit bankui, gali išrašas būti maždaug mėnesio, gali būti 6 mėnesių, o gali metų paprašyti. Ir jeigu asmeniniai sąskaitoje, pavyzdžiui, bus automobilio pardavimas, nes bus įplauka, ar ne, ten kokie 15, 30 tūkstančių, bankas iš karto prašys įrodymo sutarties dėl automobilio pardavimo, nes jis matys įplaukas. Ir jeigu suma, kad ir 5 tūkstančiai, bankas reikalaus įrodymo, iš kur tie pinigai. Tai va, jeigu tokių dalykų bus labai sudėtingai įrodyti paprastam žmogui, tai jisai automatiškai susidurs su tokiom kliūtim ir nesugebės bankui, tada nepraeis tos kartelės vadinamos. Taip, ir paprasčiausiai pirkimas neįvyks. Taip, sugaištas laikas bus ir daug laiko sugaišta ir bankas nepraleis pro savo filtrus dėl įrodymų trūkumo. Dabar gal pakalbam apie tuos okupas, labai įdomus dalykas, Taip. Nes bankui priklausė maždaug ten apie 30 būstų ir bankas nuomavo maža žema kaina žmonėms, tarkim, už 470 eurų. Ir kai kurie nuomininkai pradėjo, paprasčiausiai nebemokėti nuomos ir tokie jau nuomininkai laikomi okupomis. Jie neįsibrovė, bet paprasčiausiai nutraukė mokėti pinigus.
Jo, bet jie yra po biskį iškeldinami. Pirmą mes kalbėjom su banko atstovė agentė, tai jinai ir pasakė, sako, čia buvo anksčiau daugiau gyveno, bet kadangi mato, kad čia vyksta pardavimai, žmonės nuperka, iš karto pradeda remontus, atsikrausto ir yra ten vienas iš būstų, kuriame yra sutvarkytas. Ir jisai kuo puikiausiai nuomojamas ir ten jokių problemų dėl to nėra. Ir kitose būstuose taip pat kiti žmonės gyvena ir šnekėjom su keliais ten savininkais, sako, mes čia saugiai jaučiamės, nėra kažkokių problemų, nes praktiškai visi okupos jau yra iškeldinti, likę ten gal ar 2 ar 3 tik tai būstai, kuriuose gyvena. Ir mums ten bevaikštant, banko atstovė susitiko vieną okupą, jinai Rumunė, ir užklausė, sako, kodėl jūs čia taip nelegaliai gyvena, čia banko būstas, jinai sako, aš ne okupą, aš mokėjau. Jie taip save traktuoja. Taip, jie savęs nelaiko, taip. okupą, sako, aš mokėjau nuomą. Bet Ispanija, jeigu tu nebemokai pinigų, tu viskas, tu jau teoriškai esi okupas, nes nemokai pinigų ir visi tave vadina okupu, nes taip Ispanija. Taip, tai jinai, kaip suprantu, moteris pensininkė, nelabai turi pajamų ir ta agentė pasiūlė jai padėti surasti socialinį būstą ir kad dar bankas kažkiek jai ten sumokės pinigų, jeigu jinai išsikraustys. Ar 2000 eurų, ar 3000 eurų kažkiek pasiūlo ir taip juos iškeldina iš tenais. Tai va, tai tokia ir situacija, kad jie yra po truputį iškraustomi ir žmonės, kurie mato galimybę, iš karto perka, ten netgi žemesnė kaina netgi. Mes kai vaikščiojom su pirkėjais mūsų potencialiais, tai irgi Britai paskui vaikščiojo, irgi apžiūrinėjo ir jau irgi kainą siūlė. Ir bankas spręs dabar, kurio pasiūlymas ir jiems tinkamesnis, jie žiūrės pagal dokumentus, žiūrės pagal rizikas, su kuo mažiau problemų. Tai duodant pasiūlymą bankui pagal esamą kainą rinkos, jeigu tavo kaina tenkina ir jeigu tavo dokumentai visi tvarkoj, tai prioritetinė tvarka. Dar visą laiką tiek ir bankai, ir tiek savininkai atkreipia dėmesį, ar jūs perkat su paskola, ar be paskolos. Visą laiką bus pirmenybė tiems, kas perka be paskolos ir jau turi pinigų banko sąskaitoje. Taip. Tai va, tai dar vienas iš dalykų, kad būklė, tai jie yra apleisti, nes juose ten nieks negyvena ir bendryje, vadinamas komunitadas Ispanijoje, neprižiūri. Nes bankas nemoka paprasčiausiai bendruomenės mokesčio, ir nieks netvarko. Žmonės, kurie gyvena, jie matom, jie savo ten sienas ir iš išorės pasidažė, apsitvarkė ir viskas atrodo tvarkingai, bet tie būstai, kurie būtent banko yra, jie yra apleisti. Ir ten jau reikia nemažai tvarkyti ir investuoti. Taip, tai va. Tai, o kas liečia kainą jie yra pigus, pagal tokią vietovę, kokia ten yra, jinai labai yra vystoma ir ten nuostabus vaizdai į kalną, visas atsiveria peizažas, jūrą matai kalnus, visą matai miestą, tai ten vakare viskas gražiai šviečia, saulė šviečia, golfo laukai priešais, ten yra superinė vieta, tai potencialas didžiulis. Tai kainos pigiausias būstas ten buvo nuo 163 000, 3 kambarių, 3 bedrumų. Bet tie apartamentai, tokie per 2 aukštus dupleksai, vieni turi 1 terasą didelę, kiti yra su 2 terasom. Tai aišku, tie, kurie su 2 terasom dideliom yra patrauklesni pirkėjams ir juos labiau nori pirkti ir jų kaina yra jau didesnė, apie 180-188 tūkstančiai tokios kainos. Bet yra ir su kiemuku. Yra ir taip su kiemuku, bet nežinau, man jie nelabai tokie patrauklus. Tai čia, žinai, nes investuotojai daug kas sužavi vaizdai. Jeigu kas perka būstą dėl nuomos, tai jau Ispanijoje vaizdai yra kaip būsto vizitinė kortelė. Ar į jūrą vaizdas, ar į kalnus, ar į miestą, tai tikrai, jau tai iškelia kainą pačio nekilnojamo turto. Tai va, tai kadangi yra pigus, juos sutvarkius, realiai juos nupirkus už 170 000, ar ne?
už 180 ir investavus, sakykime, jeigu minimaliai. Realiai ten labai minimaliai galima investavus, nes ten reikėtų virtuvę pakeisti, persidažyti, aišku, baldus gražius sudėti. Sakykime, vidutiniškai 50 000, ar ne? Vidutiniškai. Tai už 180 paėmus, 50 investavus, į 230, ar ne, gaunasi. Tai 2,5 šiuo metu gali parduoti už 2,5. 2,5, 2,70. Taip, šiuo metu. Bet kas liečia po 2, 3, 5 metų, kainos ten 300 ir viršų. Reikia laiko, ten šiek tiek reikia laiko, kad taip. Pati bendrija apsitvarkytų. Dabar, aišku, nieks nepirks dabar už 300, nes ten. Ir vietovė, pati aplinka irgi statosi ir vystosi, tai šiek tiek reikia laiko. Nes kodėl ten dar viena iš tokių potencialių, iš tokių vertų dėmesio vietų, nes yra pravažiavimas pro gan tvarkingus namus, pro tvarkingas urbanizacijas. Ir matosi, kai mes važiavom, kad yra tvarkingi namukai, žmonės gyvena, bet ten dar pavažiavus kokie 100-200 metrų jau prasideda visa ta gyvenvietė, apie kurią mes ir kalbam. Taip, tai dabar dar galim pasižiūrėti skelbimus, kaip jie atrodo idealistoje. Taip, tai dabar mes matome šitų parduodamų būstų idealisto skelbimus už 181 000 ir kas dabar dėl nuotraukų. Taip, čia šitie vaizdai, čia tos terasos, viskas mes filmavom, viskas tas pats. Atrodo ne kažkaip, netvarkingai. Taip, čia svetainė, virtuvė, užlipimas laiptukai matosi, ten langus reikėtų, nežinau, jeigu minimaliai investuotojai palikti tvarkyti, jeigu ne, tai keisti. Kas liečia elektrą, vėlgi viskas turi būti perdaroma, baldai, viską keiti. Čia irgi matosi lubos pabėgusios, tai ten yra virš šito kambariuko yra terasa, terasos plyteles būtina pakeisti viską, hidroizoliuoti, nes kažkur leidžia, matosi iš nuotraukos. Tualetas, vonia, tai ką čia daug žiūrėtas nuotraukas, tai jos viską tą patį matome. Terasos, kas man patinka, tai terasos didžiulės, o ką rodo opportunity, tai rašo sale, duplex, Manilva, Malaga. Tai visi šitie dalykai čia yra surašyti kaip ir teisingi, galima netgi pasimti paskolą rašo, bet aišku prioritetas duodamas, kas ateina su kešu, taip vadinama, be jokių paskolų. Tai čia buvo vienas skelbimas, kitas skelbimas, lygiai toks pats, tik tai aišku šiek tiek gal vaizdai skiriasi, nes truputį kitokia padėtis pačio būsto. Jisai kitoje vietoje. Taip. Bet jisai viduje šiek tiek tvarkingesnis, nes nėra to pabėgimo vandens kaip panam būste. Tai tas gal gerumas tame, kad nėra kambariuose pelėsių tokių baisių, kaip kad vieną matėm prieš tai. Vadinasi, terasui plytelės dar netokios tragiškos būklės. Tai skelbimai tokie, čia nelabai daug ką žiūrėti. Buvo netgi pradinė kaina 203, 10%. Pats bankas, Pats bankas, taip. Ir parodysim taip pat, kaip yra įsikūrę. Kai kurie būstai jau ten yra susitvarkę, taip, minimaliai ir jau paleisti nuomai. Tai mes galim ant ekrano jungt parodyti. Tai parodysim tą skelbimą, kaip atrodo būtent tam name jau sutvarkytas būstas ir jisai gauna pajamas iš nuomos. Čia mes matome vieną iš būstų, kuris yra nuomojamas būtent tam pastate. Tai viskas atrodo super, tokį būstą nuomotis, ko ne. Tai pažiūrėk, kaip viskas atrodo tvarkingai. Tai jisai perdažytas, padaryta nauja virtuvė, plytelės, matau, tos pačios yra. Plytelės, sakai, ne, paliktos tos pačios. Tos pačios pilkos. Super, viskas tvarkinga. Tie kas nori, realiai galvoja, sakykime, nuomai, tai puikus variantas, pavyzdinis variantas, kaip galima viską susitvarkyti. Čia, aišku, sunku pasakyti, kiek jie investavo į visą šitą reikalą. Aš net nežinau, ar čia langai pakeisti, bet visas šitas vaizdas, jisai atrodo super, viskas tvarkinga. Bet pavyzdžiui, vonios irgi matau, jos tokios pačios, kaip kad buvo. Čia tik jos yra gerai išveistos, sutvarkytos, jokio pelėsio nėra ir paliktos tokios, kokios yra. Matosi, sakykime, iš tų plytelių, kad jos tikrai nenaujos, ar ne?
tai žmonės jie per daug nesistengia nieko labai perdėtai kišti pinigus. Kiemas aptvarkytas, akmenukai naujai atvežti, plastikinė žolytė išklota kilimėlis, o apačia matosi yra sudėta plėvelė, kad neaugtų žolė. Vienu žodžiu, pastatas irgi šiek tiek yra nudažytas, šviesų pridėta, viskas sutvarkyta kaip reikia, kad būtų galima išnuomoti. Kad būtų nuomai patrauklus variantas. Čia vėlgi matosi plastikinė žolė, kilimas sudėtas, vaizdai nuostabus, saulė rytinė, pietinė matosi, viskas puiku. O ką jie prašo dėl kainos, tai mes galim irgi pasižiūrėti, paimkim dabar. Taip, dabar netgi ir, sakykim, imam žiemos periodą, ar ne? Jeigu norim išsinuomoti, mėnesio, tai matom, 100 eurų viena naktis, ar ne? 27 naktim 2008. Bet čia yra per Airbnb ir čia yra daugiau tokia kaip trumpalaikio nuomų tarifas. Jeigu tu nuomoji jau mėnesių 2, aišku, gausi mažiau. Tu ten gausi 1002, 1003, ar ne? Mes esam vieną išnuomavę būstą, tai žiemos laikotarpiu 1200 kaina tokia. O dabar galim pasižiūrėti, kiek jie, sakykime, jeigu nori išsinuomoti, sezono metu. Tai paimkime, kad ir Liepos mėnuo, nuo 14, savaitę laiko, ar ne? 2 žmonėm, 1000 eurų. Tai tokios ir kainos, 135 už vieną naktį. Manau, galima ir 150 prašyti. Netgi ir atsiliepimų turi gerų, vieta ta pati. Tai matom gyvą pavyzdį šitos lokacijos potencialias galimybės. Matome, kad kainos yra pakankamai šiuo metu nedidelės, ar ne? Ir matome, kaip žmonės, matydami galimybę, investuoja. Ima ją, investuoja ir uždirba. Tai visą informaciją pateikiam. Jeigu turite dar papildomų klausimų ar dėl šito, ar dėl kitų būstų, drąsiai kreipkitės. Kol kas tiek, susimatysim kitose video. Iki.